Žvejojant žiemą dažniausiai gaudomos kuojos. Ši žuvis puikiai išgyvena žiemą ir stipriai nereaguoja į slėgio ir temperatūros pokyčius. Visi šie aspektai lemia, kad kuoją gaudyti yra lengviausia žiemą. Nors paruošiamosios priemonės taip pat turi savo vietą. Toliau bus papasakota apie 4 aspektus, į kuriuos atsižvelgęs žvejys gaus puikų kuojų laimikį žiemą. Norint pagauti šią žuvį, pirmiausia reikia rasti, vienoje vietoje kuoja tikrai neužsilaikys, taip pat nebūna kuoja viename taške, netgi šeriant. Tai veiks tik trumpą laiką. Paieškos pradžiai optimalios yra 5 duobutės, kurios eina nuo seklumos iki gilumos. Atstumai turėtų būti maždaug 10 metrų nuo kiekvienos duobutės. Būtina atlikti kelis vedžiojimus, naudojant mormišką. Nesulaukus atsako, būtina judėti toliau. Tinkamas masalo parinkimas. Kuoją galima gaudyti naudojant standartinę meškerę ant plūdės ir tešlą kaip masala ir naudojami įvairūs masalai. Tačiau šiuo atveju kuoja nebus pirminė žuvis, o pagrindinė žuvis bus karšis. Jei žvejys nori sugauti būtent kuojų, optimalu ieškoti žuvį naudojant masalą mormišką. Atlikti žvalgybą leidžiama esant kandim. Tačiau jei žuvis jau rasta, jos taikyti negalima. Svarbu teisingas pravedimas ir žūklės reikmenys, tai yra teisingo pravedimo atlikimas daug ką lemia. Patyrę žvejai pastebi, kad per visą pravedimą svarbu laikytis jo tolygumo, kad būtų pasiektas didesnis efektas. Svarbu turėti patogią meškerę, taip pat tinkamai pakrautą mazgą. Kuojų masalai svarbi proceso dalis, optimalu naudoti manų kruopas mišinyje su pašarinėmis kandimis. Žvejai ir mėgėjai, kviečiu jūs prisijungti prie mūsų žvejų bendravimo klubo. Linką paliksiu komentaruose. Viso geriausio jums žvejyboje.